Čia yra paprastas Lidl krusanas ir aš šiandien noriu pažiūrėti, ar jisai turi šansą atsilaikyti prieš geriausias Paryžiaus kepyklėlės. Esu Paryžiuje ir misija aiški - surast geriausią krusaną. Mūsų laukia 3 geriausios Paryžiaus kepyklėlės ir jų krusanai. Bet pirmiausia, keliaujam prie pigiausių variantų iš Lidl. Paprastas geras Lidl krusanas. Nieko nesitikėjau. Ir štai pirma krusaninė pavadinimu Pain. Labai keistas pavadinimas kepyklėliai, bet galbūt ne dėl to čia tokia eilė žmonių. Just one croissant. Ir štai mūsų pirmas krusanas. Merci. 3 kartus brangesnis už Lidlo, bet didysis klausimas, ar geresnis. Kvapas labai panašus kaip Lidl krusano. €1,50, ragaujam. Nelabai galėčiau pasakyti skirtumą tarp Lidl krusano ir šito krusano. Nežinau, nieko ypatingo. Antra kepyklėlė pavadinimu Bo and Me. Atėjęs į vidų iš karto paaiškino, su kuo jie turi reikalų. I came 2000 km to Paris to taste the best croissant. Sakė, jog turi paragauti originalų krusaną ir jų specialų krusaną su avietėm, kurį neatidėjo nemokamai, didžiausia pagarba už tai. Thank you very much. Bet tokiais lengvais marketingo triukais manęs nepapirksit. Atvažiavom čia įvertinti skonį. Turime pirmą krusaną paprastą. Laužiam, šitas atrodo daug geriau. Daug geriau nei visi, kuriuos turėjom prieš tai. Laužiam. Vidurys kaip visų standartinių krusanų. Ir ragaujam. Aš tikiu, kad šitas bus geras. Tikiu žiauriai, kad šitas bus geras. Šitas daug geresnis. 10 centų brangesnis nei praeitas, bet daug geresnis. Nėra tokio didelio sviesto skonio. Saldus, traškus, žiauriai geras tikrai. Dabar ragaujam dar jų ypatingąjį krusaną, kurį davė nemokamai. Tai taip atrodo krusanas iš vidaus. Truputėlį džemo viduj. Labai geras, tikrai liuks krusanas. Negaliu patikėti, 10 centų brangesnis, bet 10 kartų geresnis. Varom toliau. Ir trečia kepyklėlė, kurios pavadinimo net nebandysiu ištart, bet ji yra žiauriai ypatinga. Nes 2018 metais jį gavo apdovanojimą už geriausią sviestinį krusaną visoje Prancūzijoje. Dėl to laukiu būt nustebintas. We are looking for the best croissant in Paris. Merci beaucoup. Net garai eina kiek karštas. Šitas labai šiltas. Krusanas kainavo €30. Labai jaučiasi sviesto skonis, nežinau, ar čia gerai ar ne, bet man nelabai patinka. Štai čia matot krusanų rankingą. Pirmoje vietoje užtikrintai Boy and Me krusaniniai. Krusanas skanus, lengvas, traškus, o apie aviečių krusaną net nepradėsiu. Bet klausimas, dėl kurio mes čia susirinkom, dar neatsakytas. Kur stovi Lidl krusanas? Jį įdėsiu į garbingą bei nupelnytą antrąją vietą. Taip pat apsilankėme populiariausio Prancūzijos desertų šefo kepyklėlėje, kurių kaina 18 € už vieną pyragėlį, ar gali patikėti? Bet ar jie to verti? Sužinok mano YouTube kanale. Laukit tavęs ten.